Tai pirmiausia visiems laba diena. Noriu pasveikinti, kad jūs sekmadienį tokį šaltą vėjuotą rytą atėjote į šitą tokią, sakyčiau, labai jaukią ir šiltą salę. Ateina rinkimai ir man labai malonu pristatyti bene turbūt vienintelį kartą po 90-ųjų metų prieš rinkimus susidariusią koaliciją, kada 4 partijos susijungė atmetusios savo, sakyčiau, kraštutinės tokias ambicijas, programinės, vardan tikslo, susijungė į visumą, todėl kad jų programos, jeigu taip jau žiūrėsim, yra labai skirtingos. Dešinė ir kairė, žinot, kai jungiasi, tai labai skausmingi dalykai būna. Vis tik tai užteko protą padaryti vieningą programą, kuri mano galva yra labai solidi, susivienyti prieš rinkimus ir paskelbti Lietuvai, kad susidarė nacionalinis susivienijimas už Lietuvą Lietuvoje. Labai gražiu pavadinimu. Šitą pavadinimą prašom perskaityti ir įsidėmėti paraidžiui. Jo ir prasmė susivienijimo yra užkoduota šitame pavadinime. Todėl, kad pagrindinė ašis, apie ką sukasi susivienijimo visa programa ir susivienijo partijos vardan Lietuvos tapatybės išsaugojimo, tautos išsaugojimo ir, kaip programoje yra įvardinta, sustabdyti valstybės irimą. Nes iš tikrųjų šiandieną situacija pas mus yra, sunku patikėti, kad po 23 metų, nes iš tikrųjų atrodo tai buvo užvakar, bet laikas labai greitai bėga. Šiandien situacija yra tokia, kad kalbėti apie demokratinius laisvus rinkimus Lietuvoje praktiškai neįmanoma. Nežiūrint tai, kad 92 metais, tai yra pirmais priimtas konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės labai aiškiai pasako ir vardina, kad Lietuva yra demokratinė valstybė. Tam mes nubalsavom 91 vasario 9 referendume, kaip žinote, 4 tautos balsų. Deja šiandien tiek finansinių, tiek politinių požiūrių laisvų demokratinių rinkimų iš principo Lietuvoje būti negali. Ir jų nėra. Tam mes turim labai aiškiai suvokti šitą situaciją. Kada kokiais 96-97 metais aš vienom interviu, aš dabar neatsimenu kur, pasakiau, kad 5 kolona Lietuvoje sėkmingai veikia, tai aš gavau krūvą pastabų iš rimtų politikų, kad apie tai šnekėti negalima, nes aš galbūt nesuprantantis situacijos, nes tai čia yra tokie smulkus dalykai, sakau, aš nemanau, kad tai yra smulkus dalykai. Praėjo dar kiek metų ir visiškai aišku, šiandien reikia aiškiai, tiesiai, šviesiai pasakyti, kad Lietuvoje formuojasi valdoma demokratija. Arba susiformavo. Todėl, kad man asmeniškai yra visiškai vienodai, kokią partiją laimės rinkimus, nes iš tikrųjų yra viena partija valdanti kapitalą ir pinigus, kokią vėliavą iškeliama pergalių nėra tiek svarbu. Interesų atstovavimas yra tas pats, visų vienodas. Tai, ką parodė paskutiniojo mėnesio, sakykime, veiksmai, kada konservatorium reikia laimėti balsavimą dėl atominės elektrinės Seime, vyksta susitarimas su darbo partijos lyderiu Uspaskichu, kuriame yra tiesiog pasakoma, kad o dėrybos tokios, kad jam sustabdoma byla, už tai yra jo balsai už sprendimą. Turint mintį, kad Uspaskicho bylai, va čia dabar ryt ar poryt senaties terminas, dabar vyriausia rinkimų komisija lyg ir pratęsė tą, kitaip tariant, nepadėjo taško šitoj vietoj. Tai rodo, kad jokio moralinio įsipareigojimo prieš rinkėjus, jokio valstybės gerbimo, tautos nuomonės nėra. Yra vienas pinigų interesas. Tai reikia labai aiškiai pasakyti. Negalim nepašnekėti šitoje vietoje ir apie atominę, todėl kad tai yra turiu informaciją žmogaus, kuris turi ir slaptą informaciją, kuris sako, aš pasakyti negaliu, bet tu pasakyk. Tai tos sakinys yra toks. Jeigu mes paimam tokį kreditą, koks yra planuojamas tokiam reaktoriui,
po metų bus su mūsų tokia esama prognozuojama demografinė situacija, jinai aiškiai skaičius yra tas, kuris nekinta per savaitę, mūsų laukia krachas, finansinė prasme. Tai štai klausimas yra esminis. Kas šiandien yra valdžioje, ar įmanoma per šitos rinkimus nors suformuoti, sakau žodį nors, suformuoti Lietuvos Respublikos Seime opoziciją šitom pinigų atstovavimo interesam. Galim tai vadinti klanu įvairiai. Tai štai nacionalinis susivienijimas už Lietuvą Lietuvoje ir susijungia iš esmės kaip neparlamentinė, pasakysiu, koalicija, todėl kad čia politologai įvedė savoką sisteminė partijų, nes tos, kurios sukūrė šitą dabartinę sistemą, rinkėjų gal tai sunku suprasti, kas ta sisteminė, nesisteminė. Iš tikrųjų, tai šitos partijos tos, kurios nedalyvavo šitos sistemos kūrime. Už tai nacionalinis susivienijimas už Lietuvą Lietuvoje yra ignoruojamas, tiesioginė žodžio prasme, informacija blokuojama arba sąmoningai iškreipiama, bet aš manau, kad Gintaras pasakys aiškiai ir konkrečiai. Ir situacija yra tokia, priimtas jų visų susitarimas gražus, kadangi jie valdo ir žiniasklaidą, reiškia klausimas, kaip žiniasklaida aiškus, plus 10 gavo milijonų, išmetė juos rinkimus, o štai jeigu koalicija reikia paleisti kokį nors reklaminį medžiagą, iš karto susiduriu su paprastu elementariu faktu. Yra net prezidentė uždarė, nes tai jos pasiūlymų tai įvyko, reiškia neparlamentinių partijų finansavimą iš juridinių asmenų. Tai štai šiandien praktiškai pinigai rinkimam tai yra tų partijų narių įnašai. Tai įsivaizduojat, reiškia, apie kokią demokratiją galim šnekėti, kada prieš 10 milijonų tu prieš pastatai, grubiai pasakysiu, 200 tūkstančių, 100 ar 15 tūkstančių. Tai yra visiškai kiti dalykai. Reikia turėti minti, kad masinė informacija lygiai tiek pat veikia mūsų sąmonė. Šiandien reikia iš principo gaivinti sąjūdžio mintis, tais pačiais principais, kaip ir tada, kai be rinkimų buvo laimėti rinkimai, be pinigų tai yra. Ir einant iš lūpų į lūpas ir aiškinant, ar mes sugebame paimti ir pakeisti situaciją. Nes jeigu šitos rinkimus 4 metus mes praleisime, ir jeigu bus taip, kad iš tikrųjų darbo partija laimi rinkimus ir Uspaskis tampa premjeru, tai kalbėti apie mūsų tautos ir valstybės kažkokią nepriklausomybę ir vystymąsi, kuris yra naudingas mums, lietuvių tautai, o ne kitiem, tai aš manau, bus visiška nelogiška ir 5-osios kolonos pergalė Lietuvoje bus 100%. Tikslas paprastas – padaryti viską, kad 5-oji kolona būtų sustabdyta. Tai vat, štai aš jums norėjau taip gal labai trumpai pabandyti pasakyti susirūpinimą. Žinoma, labai yra sunku suprasti žmonėm, kad aš, pavyzdžiui, vakar buvau Šalčininkuose, dalinu medžiagą, tokią labai kuklę, kas yra lankstinukai, ten lipdukai. Sakau, klausykit, va čia taip ir taip, nes ten šnekamės su žmonėm. Ir man tas lietuvis sako, a daugiau nieko neduosit? Sakau, žinokit, ne, nes nėra pinigų. Nu, tai čia lenkai, kai atvažiuoja, tai jie mums ar to duoda. O dabar sakau, ir pagalvokit, kodėl aš jums tikrai nieko daugiau neduosiu. Pasakau atvirai, todėl, kad nėra pinigų. Klausimas, kodėl nėra pinigų. Bet šiandien vakare, sakau, susirinkat šeštadienio vakarą su kaimynas ir aptarkite klausimą. Pamastykit, kodėl atvažiavo lietuviai ir neturi pinigų, atvažiuoja lenkai ir jie turi. Jūsgi perka. Apie tai mes pašnekėsim. Tai žmonių sąmonėj, kadangi mes negalim prasimušti su informacija, apie nacionalinį susivienijimą, tas, kuris inteligentas skaito, žiūri kažkokią informaciją, kitais keliais gauna, jisai tą žino. Kiti nežino. Koks tikslas yra šiandieną? Šiandieną yra vienas paprastas elementarus tikslas. Padaryti neįmanomą dalyką, pramušti šitą blokadą, informaciją iš lūpų į lūpas. Jau dabar yra paleista ant gandų apie susivienijimą, kaip nekompetentinga, kaip figūros yra nulinės, kaip ten skaičiai reitinginiai yra nulis, už juos niekas nebalsuos, jeigu tu balsuosi už tai, tavo balsas prapuola, yra viskas visiškai atvirkščiai. Mūsų tautoje labai gaja
ir poreikis pribrendęs tautinės savimonės. Pasigenda žmonės, jiems šito reikia. Tik tai dabar yra viskas daroma labai gražiai profesionaliai, kad viskas būtų blokuojama ir nepradėtume jungtis, nes kai pradedam jungtis ir kalbėtis, tuomet, suprantat, prasideda tas judėjimas, kurio nebesgali sustabdyti. Tai padarykim šitą kaip Sąjūdžio metais. Kai kaimynas pas kaimyną, pas pažįstamas pas pažįstamą. Ir šitą informaciją sklinda. Nes akivaizdžiai, kad norima viską padaryti, kad nacionalinio susivienijimo žmonių net opozicijos Seime nebūtų. Tai yra labai aiškus ir akivaizdus uždaviniai. Ir tai nėra kažkoks toks sutirštintas informacijos pateikimas, tai yra tiesiog reali kasdienybė ir mes kiekvienas turim šiandien susivokti šitoje situacijoje. Aš suprantu, kad kai kam galbūt tai yra pakankamai irgi gal keistokai skambantis dalykai, bet tie, kurie skaitot, jau suprantat, kad kada į rinkimus neina 60% rinkėjų balsuoti, iš principo neina ir jiem yra vienodai, tai yra susikaupusi kritinė masė nepatenkintų žmonių, kurie atvirai pasakysiu, turint tokią socialinę atskirtį, yra ypatingai pavojinga apskritai mums kaip valstybei ir tautai. Yra ta kritinė masė, ta situacija. Prisiminkim 40-osius metus. Kažkas buvo panašiai susikaupę. Neužmirškim vieno, kad rusų tankai buvo sveikinami irgi su gėlėm ir čia Kaune. Kodėl? Todėl, kad tas atotrukis jis buvo didelis. O dabar mes sąmoningai į tą esam atstumti. Mūsų politikai, kadangi neturi strateginio planavimo, tai mes ir atėjom į tą momentą. Aš norėčiau padaryti viską, kad mūsų Lietuva tikrai egzistuotų daugiau negu 23 metus. Ir čia yra esminis klausimas. Ir į kurį mes spalio 14 turim labai aiškiai pasakyti. Ir turim viską padaryti, kad Lietuvos interesai būtų. Aš nenoriu čia dabar kalbėti apie NATO, Europos Sąjungą ar kitus dalykus. Čia yra labai platus dalykai, gal ne tiek šiandien mes susirinkę šitam rate, apie tai turim ir laiko tam. Bet čia yra, kaip aš sakau, esminio klausimo šalutiniai klausimai. Esminis klausimas yra toks. Ar mes sugebame kaip tauta susivienyti ir pasakyti savo nuomonę. Yra kitas paradoksalus dalykas. Rinkimai po 3 savaičių, aš nežinau, ar Kaune, aš kur nors kitur niekur nemačiau, jokios agitacijos, kad yra rinkimai, kad reikia įti rinkimus, agitacijos nėra. Kodėl jos nėra? Sąmoningai, todėl, kad kuo mažiau ateina į rinkimus, situacija nekeičia, o čia jau nusipirko tie, suprantat, armijos surikiuotos ir tik, taip sakau, vėliavytės spalvos klausimas šiandien yra. Tai mūsų tikslas yra padaryti taip, kad mes ateitume į rinkimus ir pakeltumėm tuos žmonės, kurie ranką numoja, o kuo daugiau susirenka, tuo tautos pasirinkimas yra tikslesnis, aiškesnis, nes jeigu mes šito nepadarom, nesustabdom migracijos, tai tuomet noriu pasakyti, kad mūsų ateitis yra super liūdna. Taigi tas tirpimo procesas, kuris dabar vyksta, mūsų tautos tiesiog matot, akyse skaičiai tirpsta, mes privalom tą padaryti. Taigi, sėkmės jums visiems, būkim sąmoningi ir aš manau, kad mes sugebam pasipriešinti šitam buldozeriui kol kas, einančiam ir stumiančiam visus į šalį, nes jeigu mes susivienysim, aš manau, kad mes esam jėga, esam labai galingi. Bet šitą vienijimosi procesą reikia padaryti. Taip, kad labai jūsų prašau, grįžę į namus, net jeigu jūs ir nepritarėt nacionaliniam susivienimui už Lietuvą Lietuvoje, esmė viena, jūs turit sagiduoti visus giminės, draugus ir pažįstamus, kad jie ateitų į rinkimus. Kada žmogus ateina prie urnos, lietuvis turi savybę dar ir perskaityti. Tai va štai, kada perskaitys ir jau pradės jam va čia galvoti, jeigu aš einu rinkimus, aš turiu kai ką žinoti. Jis išreikš interesą kažkuo. Nes dabar yra tokia opinija. Nu, kas iš to, kad tu ten eisi? Suprantat, koks gandas paleisi? Nu, kas iš to, kad tu ten eisi? Niekasgi nesikeičia. Tai turim padaryti, kad keistusi. Taigi, kviečiu ryžtingai veikti.